Sveiki visi tie dabar, kas mane stebi savo ekranuose. Tai tokia rubrikėlė verta aplankyti Airijai. Ir šiandieną atvažiavau į vieną iš vietų, kurioje esu buvęs ne kartą. Bet tai vėjas, tai dar kažkokias blogą oro sąlygas man sutrukdydavo parodyti jums šitą vietą. Tai kaip šiandieną labai būtent įspūdingas oras, plus 20 ir saulė šviečia, tai norėčiau parodyti vieną iš gražiausių, turbūt mano manymu, Airijoje panoramų, kurią galite rasti County Tipperary apskrityje. Ir būtent įmesiu, jeigu kas susidomės, būtent tikrai įmesiu jums adresėlį ir galėsite aplankyti patys, jeigu dar nežinote šitos vietos, ir aišku parodyti savo draugams, tie, kurie atvažiuoja aplankyti Airiją ir norite jiems parodyti gražių vietų. Tai vat, čia va toksai žemėlapėlis, kaip čia viskas atrodo. O dabar ir pats vaizdelis, dabar biškį saulė pasislėpė, vis tiek norėčiau jums parodyti. Nu, ar jūs pasiruošę? Tada-dam! Ir čia dabar kur matot, kad pritraukiama ir strėlytė, tai ten yra Millennium Cross, toks didelis kryžius. Ir ten yra ant šiek tiek mažesnio kalno. Taipogi galite privažiuoti beveik prie to kalno. Ten yra aikštelė kokiam 6-7 mašinom. Ir pasistatę savo mašiną galit pėstute daeiti iki to kryžiaus. Kelio trukmė 1,20 km. Reikės jums nusileisti nuo kalno ir šiek tiek pakilti. Galite eiti su vaikais, nėra tokia didelė sunkumų. O būtent šitas kalnas, nuo kurio filmuoju, tai jisai yra 457 metrai ir jo pavadinimas yra Tautina. Ir jis yra daug aukštesnis, nuo kurio matosi visą šitą panoramą, kurią matote savo ekranuose. Tai visus adresus su nuorodom Google Maps įmesiu po būtent šito video, galėsite rasti aprašymuose, paspausite ir iš karto galėsite nuvažiuoti. Tai ačiū, kad stebėjote mano video, nepamirškite prenumeruoti kanalo ir iki kitų susitikimų. Ačiū.